Sveikučiai. Šiandien mes pradedam savo pasivaikščiojimą nuo Šileikio. Šileikė randasi netoli Utenos. Mes važiavam per Debeikių miestelį, tada sukėmės į šoną, ten kažkur yra Šileikio kaimas. Tokie gan pagraužti keliukai žvyrkeliai buvo, bet davažiavom, o dabar maršrutas mūsų apie 18 km šios dienos, kaip seksis pamatysit. Žiūrėdami, tai va, bandom keliauti. Nu va, dar tik tai pirmą kilometrą nuėjom. O va, jau mūsų laukia iššūkiai. Nu, gan nedidelė tokie iššūkiai, bet va, mes keliaujam su paprastais batukais, kėdukais, kad būtų lengviau eit. O kelias va, gan įdomus, bet ir sunkiau praeinamas. O čia gali ir paslyst, nes čia toksai šlapia, naktį tikriausiai daug lyja. Tai va, į nuokalnę einam, kalniukai, laukai. Gan įdomu eit, bet jeigu būtų šlapiau, tai šitais batais nelabai praeitumėm. Galvoju, va, čia vėl kalniukas. Gerai, kad dangus gražus. Lietaus neturėtų būt. Tai nieko, mums tas lietus, mes nebijom to lietaus, tik tai tiek, kad... Aplink bimbalai va. Tai va, bet to lietaus mes nelabai bijom, tik tai svarbiausia, kad technika nesušlaptų. Telefonai, powerbankai, kamerytė va mano, kad neplytų. Va, javai geltonuoja, kalnai. O, ten nušaliavo stirniukas. Jo, javuose gulėjo. Mes pabaidėm. Nušaliavo. Va, jau riešutų yra, tai ką jau ruduo. Nu, įdomu, prakask. Neprakasė, pasižiūrėt, ar yra tas riešutukas vidai. Ar dar ne? Ar dar anksti? Bet va, einant gali ir gėrybių gamtos rasti. Va, riešutukui kabo, tai reiškia bus ir vėliau, jeigu neiškris, na gamtos drėgmės, tai šis metais jiem užtenka, oi, kiek daug. Va, pilnas lazdynas. Va, riešutukų, tai neaišku, reikia paragauti, pasižiūrėti, kaip ten vidai, kas riešuta yra. Tai va, geriau negadinti dantų. Na ką daryti, reikia neštis namo ir namie bandyti su riešutų gliaudyklę pragliaudyti. Nu va, pilna gamta gėrybių. Tai ten riešutas matėm, čia va, žirniai auga. Kad mes nusiskinsim keletą žirnių. Nu va, pasistiprinsim. Pažiūrėkime. Visai geri žirniukai. O, čia gervės saugo. Gervės ūklikė kažkur. Sako, neimkit žirnių. Bet skanus. Nu, nėra saldus. Nes čia pašariniai. Gyvuliam. Turbūt. Bet čia. Skanus. Galima į sriubą įsidėti jo. Nu va čia irgi žiauriai šlapia. Mums belieka 200 metrų iki pagrindinio kelio. Bet kaip čia praeina? Ar per žirnius, ar per pakraštėlį. Per pakraštėlį tikriausiai praeisim. O, kad tik kojų nesišlapia. Pavyko praeit, kaip sakant, išlipiau iš balos sausom kojam.
Va, čia jau nieko tokio. Kas? A, dar stirnytė? Aha. Na jo, pilni laukai stirnyčių, jos guli, nieks jų nemato. Ir jom gerai. Ir maistą yra, ir nešalta, ir vandens va gali ateit pagerti. Purvinas tas vanduo, bet pilnas pievas. To vandens, aš manau, kad jau užtenka jam to vandens. Apsivyja va žolės, vijokliai apie koją. Bet kažkur tai girdėjau ar skaičiau, kad iš tų žolių daryti arbatą. Ir dar netgi vaistai nuo kažko. Tik nepamenu dabar nuo ko. O, vėl priekį laukia didžiulė bala. Siaubingai šlapia šiais metais. Visur patvynė, upės, upeliukai. O kai anksčiau eidavom, tai būdavo, kad ir upelio vaga galima eiti. Esu ėjęs ir upelio vaga, kad neįslysti. Visai smagu eiti upelio vaga. Upelis išdžiūvęs ir eini upelio vaga. Jeigu bus kuri nors vasara sausesnė, tai galėsiu padaryti video, kaip keliaujam upelio vaga išdžiūvusią. Tik ne šiais metais. Bet kai sustoji, tai labai pradeda vadai kasti. Kol eini, tai dar baika. Kai tik sustoji, tuo eini judėti, tai dar mažiau kanda. Bet jeigu tik sustoji, tai jau jaučiu, kad sega. Ir čia va kažkoks jau griebys, upelis. Ant žemėlapio rodo, kad kažkoks upelis turim. Gal pamatysim. Gal pamatysim tą upelį. Arba bus nepraeinama vieta. Bet mums dar virš kilometro tokio kelio. Jei jau galvoju, kad pasisūksim. Ir bus geresnis priėjimas, bet nelabai. Ir tiek, kad tu čia į kalną. A, jau upelis tai čia reiškia griebys vienoje pusėje ir kitoje pusėje. Mes kažkoks padarytas perėjimas. O, tai nieko labai blogo nėra. Praėjom. Va, čia jeigu norit važiuoti autobusą, tai va čia va yra autobuso stotelė. Va. Norint važiuoti autobusą. Va. Įdėti ir nuotas. Tuoj pažiūrėsim, koks čia kaimelis. Čyviškiai. Čyviškiai, aha, Čyviškiai. Autobusų stotelė ir kiek čia turim šilumos. O šilumos pavėsyje. Ir tai negerai rodo, kad 20. Jo, 20 pavėsį gali būti, jo ant saulės rodo 23. Jo, gali būti. Irgi galima pasižiūrėti. Ir kiek šilumos. Drugelį baltų kopūstų. Na va, traktorius šienauja. Nors yra lietingi, bet žolę pjauti reikia.
Gražiai pjauna. Ai, čia smulkina. Mulčiuoja. Nu. Įsitverti medelį reikia, kad nepasimaudyt šitam prudelį. Įsitversim į krūmelį, kad nepasimaudyt šitam prudelį. Bandom praeit. Čia va teka grevelis, bet tik tai strikt ir pereita. Va, įveikta. Dar viena didelė kliūtis. Va, strikt per upelį ir mes jau kitoj pusėje. Gerai, keliaujam. Va, reikia pasirinkti besibaigiančią žemuogę. Jau paskutinės žemuogės greitai baigsis. Bet čia va, kažkiek tai. Kažkiek yra. Bet tokias gerai jau prisirpia. Tyštantas tokia. Jo, ištyžia. Tai turi būti ežeriukas ar prudelis kažkoks. Bet sakau, kažin ar nebus privati valda, nes va šiltnamis. Čia va kaip pavėsinė kažkokia žmonių. Nes gal kelio galima prieiti. Va, atėjom prie ežeriuko. Ar prudelis, ar ežeriukas vardu Kukis. Labai gražus vardas. Kukis. Čia buvo parašyta privati valda. Nežinau kodėl, bet čia graži vieta. Bet aš nematau nei jokio pastato, nei jokio namelio, nieko. O, kur čia privati valda. Bet čia nieko blogo nedarom. Einam pasižiūrėti Kukio. Gal aš neįlaušiu? Kažkur, bet ne, kad gėla būtų. Ne, Kukis. Ką Kukį? Linguoja, sibuoja. Va. Visai toks nedidelis. Nedidelis. Bet su valtelė va kokią paplaukyt. Kam nors visai gerai būtų. Pažvejot gal ir žuvų būtų. Nu va, kryžius, kuris randas, nežinau, nes neparašyta. Parašyta tik tai, kad lenta Lietuvos partizanų kapinės. Yra tik gal čia kažkur buvęs kapinėlės, dėl to ir kryžius pastatytas. Didelis gražus tikrai. Ir naujai pastatytas. Nes va ir ta kančia Jėzaus nauja. Ką mes keliaujam toliau per lauką, palei prudelį, bet kažin vėl kaip mums seksis, nes jau matau šiandien kažkaip labai daug šlapumos, daug šlapių vietų, bet nieko tokio, nes va kur pieva, kad ir šlapesnė, tai netgi galimėtų nusiauti ir persinešti batas su kojiniam ir pereit per pievą. Nieko tokio neatsitiktų. Na ką, atsargiai tu niekartį, kad nuo šakų neužgaučiau. Va, koks keliukas. Bet va mum rodo eit.
Bandom eiti. Kaip per tunelius kažkokius tai šlapius. Kažin, kaip čia seksis toliau. Pilnas vėžas vandens. Visur šonuose prūdai. Bet kol kas praeinam. Na va, žiūrėsim, kaip čia kas čia bus. Kad nendrės per abi puses. Tai kaip rodo kelią, bet jeigu nendrės ir kas čia pelkė, kas čia vyksta. Nu, įdomi. Per nendrės eina. Ne, vandens nėra. Tai geras. Jau galvoju, kad bus ne šlapia vieta. Tai pasirodo. Nu, dar neteka į tokiais įdomiais dalykais. O, įdomus dalykai. Įdomus dalykai va tokie. Va, matot, nendrės, kelias, pieva. Ne. Uodai kanda. Kai greitai eina, tai ne taip kanda. Uodas netgi girdėsi gal kaip zyzia. Reusija. Tai va, kas ten gali žinot, kas laukia mūsų už kokio posūkio. Bet tas ekstremalumas toks ir įdomus. Nes va nežinai, ar praeisi, ar nepraeisi. Jau nemažai nuėjom, jeigu grįžt atgal, tai tokiu sunkiu ėjimu, tai nėra lengva. Kol kas dar vis į priekį. Mano kėdukai. Va, Danutė bando perėti. Perėti. Jo, galime eiti šitą pusę. Bet aš užėjau va čia. Nu, kažkaip atrodė, kad neturėtų būti minkšta žemė. Ir va čia aplamai rodo, kad iš abiejų pusių vanduo, o mes kažkaip stebuklingai gerai einam. Einam palyginus dar gan normaliu keliuku. Va, čia kažkoks vandens telkinys. O čia pelkė. Matosi ten toliau ir gulbė. Jo. Sunku filmuoti, nes reikia žiūrėti, kur eit pakojam. Va, tuoj prieisiu arčiau prie prūdelio. Va, geriau matysi, bet čia va krūmai išpjauti. Jau tas gerai. Va. Čia turbūt yra ir žuvies, nes va padėtas kibiras žvejoti. Turbūt žvejoja. Bet negilus, nes va žabai matosi ten toliau irgi. Kažkas žolės ar kažkas tai matosi. Kaip sakiau, kad per abi pusės prūdelės. Tai va. Čia va taip ir yra, trumpai parodau, kad čia va kelias, kuriuo mes keliaujam. O čia va dar tas pats. Čia krūmelį iš prūdo, aš manau, kad buvo apaugęs prūdas krūmais ir išpjauti, sukrauti palei kelią. Dar vis nesibaigia mūsų šlapias ėjimas. Tik neaišku, ar pavyks toliau išeiti.
Šileikiai, nebuvo parašyta. Čia va kaimelio. Turbūt, kad Šileikiai. O, vandens telkiniukas, prūdelės. Prūdelės, tai va malūnas. O, koks malūnas. Bet nesisaka. Nu, pas žmonės būna padaryta čia varikliukas yra. Kaip suprantu. Kažkoks, tai gal jisai gamina energiją. Galimai saukose sparnai, kai yra didelis vėjas ir gamina energiją. O, ten matosi toliau senovinė transporto priemonė. O, čia irgi kažkoks įdomus malūnas. O, čia žmogus užsijama. O malūnėlis su laidais matos. O, čia jau antikvarinis Mercedesas. Na va. Atsisėsim ant staliuko ir pavalgysim sumuštinuką. Va, sutikom žmogelį čia gyvenantį, papasakoja, kad jo kaimynas kolekcionavo tuos senovinius automobilius. O dabar jau nebėra, amžinatilsį. Aknistėlių ežeras. Ten vienoj pusėj dirba žmonės jauna medžias. Tai va, mes čia va sėdim ant staliuko. Gera pailsėti, bet čia jau gaunasi jau mūsų nebe pietus, bet jau vakarienė, nes jau 5 valandas po pietų. Tai va, pasistiprinsim ir pabaigsim keliauti. Va, kaip įdomi padaryta, čia prirašinėta, tai neįdomi. Bet va, nepatingėta. Prirašėt medžio gabaliuku. Va. Medžio riekelių. Ir visai gražiai atrodo. Va, čia prūdelės. Va, mes jau apėjom 20 km maršrutą. Čia toks žalias kažko įpilta gal. Ta prūdelė, toks žalia. Kažkodėl tai. Tai va, o mes jau apėjom savo 20 km maršrutą. Turėjo būti 18 pagal komutą parodymus. Bet gavosi šiek tiek daugiau, nes pirmyn atgal kažkur paėjom. Kažkur nepraėjom, kažkur apėjom. Žodžiu, maršrutas baigtas, dienos žygis baigtas. O, automobiliukas laukia. O mes važiuojam namo.